Aš jau turbūt antrą ratą darausi su šeivamedžio žiedų sirupu ir nuostabus dalykas. Aš jau prisipyliau ir žiemai gal bus išsaugota, bet tuo pačiu kaip ir fainas dalykas yra dar, ką aš visai neseniai atradau. Prieš gerus metus jau pradėjau žaisti su užpiltiniam. Tai irgi, sakau, nesu bandęs padaryti su šeivamedžiais. Pasižiūrėsim, koks skonis iš to gausis, bet aš manau, kad turėtų būti ypatingai skanus ir dar su, kaip sakant, medicininiam savybėm, kurias perteikia būtent šeivamedis. Tad skanaukit, džiaukitės gamtos teikiamais privalumais. Tam, kad pasigaminti užpiltinę, tikrai nedaug ko tereikia. Indo. Aš šiam poreikiui specialiai saugojau truputį medaus su koreais, nes ten dar yra ir bičių donelės kuriuose ir nektaro, tai kaip sakant, dar papildomai gerybių ir viskas. Ir tiesiog parduotuvėje nusipirkti stipresnės degtinės arba būna kartais speciali užpiltinių spiritas, jis ten gerokai stipresnis, o jeigu kas atsiprašau, jeigu kas važiuoja pas kaimynus iš pietų, pas Lenkus, tai ten labai prieinama parduotuvėse yra ir medicininis spiritas, kuris taipogi labai gerai šiam poreikiui pasitarnaus nuo nuostabiai žydinčių šeivamedžių ir kitoms užpiltinėms pasigaminti. Tad vartokit saikingai, kaip medicina, o ne kaip svaiginimosi priemonė. Po truputį visko galima, bet dideliais kiekiais viskas tik tai naikina. Grožis koks. Praeitais metais tokiu metu pats darbymetis man čia buvo prie Brukos. Ir aš galvoju, kaip aš neiškepiau. Aišku, kepdavau ir baisiai kepdavau. Bet taigi visą šiltąjį sezoną prie Brukos. Ir tas buvo, žiauru. O dabar kažkaip tai, gal sakyčiau, gal protingesnis pasidariau, gal jau taip nebedega, gal jau taip ir nebesinori kepti. Tai vat, judu su paskutiniais kvadratais ir akmenų jau pasirinkimas smarkiai sumažėjęs. Tai galvojant apie visokius niuansus, kaip pavyzdžiui, tas palei namą galiukas nebus smarkiai vaikščiojimas, tai galima sudėti pagrinde tokiais labiau apvaliais lauko akmenim. Čia, kur navigacija didesnė bus, praeinamumas tai truputį daugiau lygesnių. Čia vėl atrodo, link to krūmo gal mažiau bus toksai vaikščiojimas momentas, vėl bus galima pažaisti apvaliais ir atitinkamai čia, kur daugiau vaikščiam. Tai vėl tokie niuansai. O dar džiugus momentas, kad be abejo, kai kaip visada į Lietuvą sugrįžta kregždės ir įvairios kregždės, tai šelmeninė kregždė arba angliškai barn swallow, kaip ir privaloma pagal savo anglišką pavadinimą, kaip ir daržiniai sukinėjasi, o čia paprasta kregždutė pradėjo lipdyti savo lizdelį virš lempos ir kai faina, dirbi ir jinai savo dviese porelę, aišku. Tai va, tai taip sukuosi, kol
karšta, tai vengiu, pabandžiau, nebenoriu, tai lauksiu pavakarės, kol vėl atsisuk šešėlis. Ir ką, kol saulė, aš kaip bitininkas pradedantis mėgėjas, tai gavau iš kito bitininko tokį dalyką kaip vaško lydytuvė. Toks paprastas dalykas. Sudedi išsuktus korius, čia remelius ir yra tokia plokštuma, ten išpjaustyti tokie yra skylutės, kad galėtų vaškas tekėti, o pačioj yra indas, mano atveju sena keptuvė, į kurią subėgs vaškas. Ir taip nereikės jokios papildomos energijos naudoti apart saulės. Todėl ir juodai dažyta. Tai principas, sakau, labai paprastas, gal kažkas irgi norės pasidaryti. Tai va, viršui stiklas, atsidaro dangtis, kampu padarius padėklą ir po apačia sena keptuvė, arba kaip Šiauliuose sako, petelnė, į kurią subėgs visas vaškas. Tai va, kol karščiai, aš dar eisiu turbūt, kad iš tų pirmųjų rėmelių medaus likučių pasigaminsiu savo giros. Oi, naminė. Tai ką, kaip sakant, per karščius reikia nepamiršti papildyti kūną skysčius, balansą, skysčių balansą išlaikyti. Oi, atrodo, porą minučių, 4 minutės pabuvau lauke, jau prakaitas. Tai kaip čia eiti prie tos brukos dabar dirbti? Reikia pasaugoti save. Panašu, kad fermentacijos procesas pradeda veikti, nes vandenėlis su medumi buvo ir įdėta truputį razinų, kurios ant dugne. Ir taipogi sena duona paskrudinta orkaitėje ir su gabaliukai supjaustyta ir po to sudėta viskas į 3 litrinius ir manau, kad bus skanus gėrimėlis, naminė gira. Tai dabar, aišku, reikia palikti porai dienų, kad fermentacija vyktų, po to viską nukošti. Aš susipilstysiu į butelius ir nunešiu į rūsį. Šaltai pastovės dar keletą dienų ir tada su gaziuku gersim ir gaivinsimės. Kada lietutis pristabdo darbą, negali pykti, kai tokie karščiai ėjo dieną iš dienos ir, kaip sakant, net liaudiškai sakant, slabna net darydavosi. Tai mane džiugina, kad mažiau nei 2 kvadratiniai metrai liko, o krūvos, nu ką, irgi jau labai mažas pasirinkimas skaldytų, daugiausia visokie mažiukai, kreivi, šleivi. Ir ką, tai iš karto padiktuoja kitą niuansą, kada dedi, tai be abejo lygiai sudėti, čia aišku ne trinkelės nesudėsi, bet atsiranda tokių didesnių tarpelių. Ir yra likę begalę tokių visokiausių pusplyčių, kuriuos gal net nesakyčiau pusplytėm, daugiau plytgaliai nudaužyti, kurie jau kur įmanoma suklojau į kelią ar dar kažkur tai, kur reikia, kaip sakant, susitvirtinti. O čia man taipogi labai tvariai ir ekonomiškai pasitarnaus būtent užpildyti daužant
tuos plytgalius į gabaliukus ir užkišant tarpelius. Tai be abejo sustiprins akmenų, na ir taip jau tie akmenys nėra paslankus ir kada aš juos kloju, tai stengiuosi, kad mažiausiai į 2, o dažniausiai tikėtina ir į 3 įsiremtų akmenis, tai kaip sakant, jie viens kitą pečiais taip ir suramsto. Bet vis tiek, kaip sakiau, kad yra tų atsiradusių tarpelių, didesnių ar mažesnių ir plytos labai puikiai čia plytgaliai susinaudos. Tai va, luktelėsiu truputį, kol lietutis aprims ir tikiuosi su prasidėjusią vasarą pabaigsiu ir didįjį savo turbūt patį fiziškai sunkiausią darbą, būtent bruką. Na, dar su akmenais nusimato čia reikalų, bet jau ne tokių grandiozinių. O tai reikš ir kiemo didžiosios plokštumos pagražinimą ir kaip ir užbaigimą. Pačiam net sunku patikėti, bet aišku, darant viskas pasidaro. Taip, įveikta ir pasmulkinta truputį plytgaliu. Ir dar laukia smėlio, žvyro visokie likučiai. Vasarėlė gražiai prasideda. Turbūt, kad jau galima kokio tai gaivaus gėrimo paragauti. Tokia proga. Man tai tiesioginė žodžio prasme didžiulis akmuo nusirito nuo mano pečių ir nuo mano galvos. Ta proga, sakau, ačiū Jums už Jūsų palaikymą, Jūsų peržiūras, Jūsų pasidalinimą šiuo ar kitom serijom su draugais, taipogi už pridedamus nykščius. Nepamirškit parašyti komentarus. Na, juk apie bet kurį momentą, klausimą, paskatinimą, bet ką. Ačiū ir už paremimą. Sakau, dėkui dar kartą ir iki sekančios serijos.